Tai čia esu Nerfas ir šiandien mano pirmasis video, kaip yra mano Nerf ginklo apžvalga. Tai praeidam pirmas. Pirmas yra mano pistoletas. Va, pistoletas, nežinau, gerai matote. Tai jis man iš tikrųjų patinka labiau negu automatai, nes jis geriau ir kimba, pavyzdžiui, tas pats kaip į sukulką, kad į ranką arba į krūtinę. Tai jis daugiau šauda, jeigu taip, pavyzdžiui, yra šaunė, tai daugiau taip lėk į orą, o ne kaip ten, pavyzdžiui, būna taip. Tai čia, aišku, ten nieko gero. Čia mano pistoletas, tai šiandien toksai mažiukas, galim sakyti, nežinau, man tai visai smagus. Pavyzdžiui, eini, o ne, vieną šaunį viskas, tai va, eina prie kito. Tai kitas yra tas. Yra automatas, tai nežinau. Tai automatas, tai nežinau, matot. Jo, čia galima visko daryti, iš tikrųjų. Jis rankina labai smagiai yra. Jeigu, pavyzdžiui, kairė rankis esi, tai gali ir su kairė, ir su dešinė, nežinau, tiesiog smagu. Čia normaliai aš duočiau kokius 7, o čia paimti aš duočiau 4, nes va šičia norėtume taip pirštą laikyti, va taip va, kaip aš. Žinau, matot. Tai va, tai gerai taikinys yra, taikinys geras, tai va. Einam prie mano trečiojo, dabar jis mano mėgstamiausias yra, tai Nerf Strike. Straifonas. Tai va, jis iš tikrųjų galima būti automatą, jeigu turi čia, ką žinau, čia dar apkala, aišku. Tai va, tai pavyzdžiui, būni tu ten ir tai va. Ir jis iš tikrųjų labai smagus yra, nes, nežinau, man smagus, nes gali va šičia paspausti, pavyzdžiui, tada nori užpulti ir taip spaudiniai, nereikia taip, pavyzdžiui, būni taip steisai, šalo vietoj ir taip. Tai va, tai čia, aišku, visada, kas ten problema būna, labai lengvai apkabą išimti, nes tas, aišku, tą paspausti reikia. Tai va, pavyzdžiui, iki šaudavo pasišyti, taip greitai, sim taip, taip jau šaudyti, aišku, greitai, o ne kai ten reikia ten paspausti, susidėti, ten užtaisyti, taip šaudyti. Tai va, čia buvo mano mėgstamiausia, tai va, čia toks trumpas video. Tai buvau čia Nerfas ir linkiu sėkmės ir